susipažinkite, čia linksmas šuniukas Cepelinas. Jis dar mažas, todėl visą laiką žaidžia. Kartą Cepelinas išėjo pasivaikščioti gatve. Jau buvo tamsu, todėl šuniukas nepastebėjo šalia važiuojančios mašinos. Kas išgelbėjo Cepeliną? Jį išgelbėjo atšvaitai. Žingeidus šuniukas susimąstė, kaip atšvaitai galėjo jį išgelbėti. Kitą dieną Cepelinas nuėjo į mokyklą, į fizikos pamoką, norėdamas sužinoti, kaip atšvaitai atspindi šviesą. Fizikos pamokoje jam paaiškino, kad visi paviršiai atspindi šviesą, matiniai mažiau, blizgantys daugiau. Palyginus su veidrodžiu, kurio paviršius lygus, o atspindėjimas difūzinis, atšvaitas susideda iš mikroprizmų arba mikrorutuliukų, išsklaidančių šviesą į visas puses, todėl naktį žmogus labai gerai matomas, o vairuotojas nėra apakinamas. Atšvaitas atspindi šviesą pagal šviesos grįžimo principą, todėl 35% šviesos grįžta ir to užtenka, kad padarytų žmogų matomą kelyje. Būtent šiuo pagrindu buvo sukurti šviesą atspindintys drabužiai. Skandinavijos šalyse tokius drabužius ir atšvaitus žmonės nešioja jau apie 30 metų. Didžiojoje Britanijoje mokslo metų pradžioje kompanija Nationwide mokiniams išdalino net 6 milijonus atšvaitų. Kaimyninėje Baltarusijoje atšvaitų nešiojimas yra privalomas. Statistika rodo, kad pėsčiųjų rizika papulti po mašiną tamsiuoju paros metu sumažėja iki 85%. Atšvaitai priklausomai nuo spalvos šviesą atspindi skirtingų intensyvumų. Pavyzdžiui, raudoni ir žali atspindi šviesą mažiau, o balti ir geltoni daugiau. Pėstysis turi daugiau galimybių būti matomas tamsiuoju paros metu. Pavyzdžiui, tamsūs drabužiai beveik nematomi naktį, nes jie atspindi tik 5% šviesos, o šviesus atspindi net 80%. Jei neturi atšvaitų, gali nešioti žibintuvėlį. Cepelinas išmoko pamoką labai gerai. Dabar mūsų herojus įsitikino, kad atšvaitas labai reikalingas daiktas.